LT. Požiūrį į gyvenimą keičiantis pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai, su jumis šiandieną podcastas komanda, Justas ir Tomas. Šiandieną mes neturėsime jokio svečio, bet pakalbėsime gana rimta tema, nuo kurios mes pradėjome, galima sakyti, visą savo antrą gyvenimo pusę, kaip ir kas mus įkvėpė judėti į priekį, kas mus motyvavo, kas mus mokė, iš ko mes išmokam ir visa kita. Ir Tomai, pradėk su klausimu man. Sveiki klausytojai, man klausimas jūs tai tau būtų, kaip esi labai didelis knygų mėgėjas ir tai tikriausiai atėjo būtent iš mokyklos laikų. Kokios būtent tau yra top 3 knygos, kurias rekomenduotum žmonėms perskaityti būtent savišvietos, saviugdos temą? Tu labai teisingai pasakei, iš tikrųjų, kad aš esu labai didelis knygų mėgėjas, labiausiai man iš tikrųjų patinka, kai knygos lieka lentynose, ne pas mane namie. Bet esu keletą knygų skaitęs, tikrai nedaug, bet tai būtų V.G.'s Faustas. Čia, kur visiems privaloma buvo. Jo, todėl skaičiau. Tada Bleiko Maisockio Pradėti kažką svarbaus, tikriausiai taip verčiasi. Ir kokią čia trečią pasiūlyti, gal Start with Why, tik nebeatsimenu autoriaus. Simon Sinek. Jo. Nors Sineko iš tikrųjų, iš Sineko galim išmokti daug iš jo tėdo kalbų, tų pasakojimų, kaip ten, reikėtų sakyti, tikriausiai nepasakojimai, nes ten nėra pasakojimai, bet iš tų pamokų, bet aš pradėjau tą knygą skaityti, daugiau negu pusę perskaičiau ir taip kažkaip pasislėpė kažkaip namie nuo manęs ir dabar nerandu, negaliu dabaigti. Aš matau, mačiau pas savo lentynai. Ta ne ta. Tai va, tai... O gal pagrindinius tuos takeaways, būtent nuo tuos pasiėmimus iš knygų, koks būtų iš Fausto, kokia pagrindinė žinutė buvo? Dabar paklausti, tikriausiai iš Fausto atsimenu tik tai, kad reikėjo Faustą skaityti. Prisimenu, kad jis tai buvo eiliuots ir ten ir kažką ten. Ne, jeigu rimtai kalbant, tai tikriausiai didžiausia įtaka mano gyvenimui padarius knyga, tai buvo Bleiko Maisockio, kuri buvo Pradėti kažką svarbaus. Buvo gūdus 2013 metai, jeigu neklystu, mes keliavome aplink Europą, Tomai, jeigu atsimeni, ir realiai traukinukė skaičiau tą knygą beveik visą laiką ir tikrai ten buvo pasakojimai pasakojama keletas istorijų ir pasakojama, kaip žmonės pradėjo, dėl ko jie pradėjo savo verslus. Vieni neteko darbą, kiti tiesiog norėjo padaryti kažką svarbus, kiti norėjo padėti kitiems. Tai nenoriu daug pasakoti apie šitą knygą, nes manau, kad daugumai žmonių reikėtų ją paskaityti. Iš tikrųjų labai lengvai skaitama, labai motyvuojanti ir tikrai, nežinau, bent jau mano požiūrį labai stipriai pakeitė. Mes kaip keliavom, tai turėjai matyti, kad man, nežinau, ta knyga man vienu momentu tokia kaip sprogstamo jėga, toksai buvo didelis boom ir pakeitė tikrai labai daug ką. Buvau labai motyvuotas, nežinau, daryti, pradėti, veikti kažką. Tai tikriausiai iki šiol yra tos įtakos likę manyje. Tai aš manau, ta knyga tą privertė vėl skaityti, nes prieš tą knygą tikriausiai buvo keletas metų pauzė, arba ten 1-2 metų. Ne keletas, buvo 12 metų pauzė realiai, visi mokyklos laikai, tai mano skaitimo pauzė tokia buvo. Aš nebuvau tas, kaip ir Julius per tam podcastą pasako, jis nebuvo pats didžiausias fanas viso to, kas buvo grinai, pasakys taip, kišama per prievartą mokykloje, bet tą knygutę tai rekomenduoju visiems. O kaip tau asmeniškai su skaitimu, ar tu manai, kad video medžiaga geresnė, arba eiti į kažkokias tai paskaitas, kur žmogus tau kažką pasakoja, ar tiesiog atsirinkti knygas, kurias tau būtų pačiam įdomu skaityti? Atsakysiu biškį kitaip į šitą klausimą, nes pas man dabar yra toks požiūris, kad laikas bėga vis greičiau ir greičiau, nežinau, reikėtų viską susisteminti, kad, kuo greičiau galėtum pasimti realiai tai, kas tau naudinga būtų, realiai iš video, iš knygų, iš mokymų ir visa kita, nes labai daug iš tikrųjų yra medžiagos tos pačios grinai. Visur, ta pati realiai tu pasiskaitęs 10 knygų, nežinau, iš pirmos visą, ką išmoko, visas kitas 9 tiesiog buvo, nežinau, gerai išreklamuotas, galim sakyti taip. Tai žmogus šiaip turėtų pats atsirinkti. Bet aš manau,
kad skaitimas iš tikrųjų duoda ir kitų privalumų realiai. Lietuviškai gali, tarkim, jeigu lietuviškai skaitai, tai ir rašyti gali geriau, ir lengviau sakinius dėlioti ir visą kitą, kas tikrai man pačiam būtų neprašal tobulinti tą visą kitą. Ir jeigu angliškai, žinai, rašai ar kalbė, tai vis tiek irgi, galim sakyti, mokaisi tų ir sakinių, junginių ir visą kitą. Nu, šiaip manau, kad knygos yra į naudą, bet jeigu galima rinktis tarp bet kokios knygos, tarkim, romaną ir knygos, kuri, nežinau, motyvuoja, duoda žinių, tarkim, education, kažkas tokio, galim sakyti taip, ne, tai, nu, manau, rinktis reikėtų tą, iš kurios gali dar kažką išmokti, net ten 50 Shades of Grey, žinai. No offense, no offense. Klausyk, kaip tau pačiam geriau skaityti būtent tą fizinę, verčias taip, physical, nu, ta prasme. Popierinė. Popierinę knygą, kurią gali laikyti rankose ir sklaidyti puslapius, ar tau geriau kažkoks tai Kindle, iPad'as, ar tiesiog per kompą skaityti? Kadangi esu varguolis, tai pasakys taip, kad neturiu nei Kindle, nei iPad'ą, bet kažkada turėjau, tai tikrai nei per kompą, nei per iPad'ą, nei per Kindle man nebuvo patogu skaityti. Tai realiai geriausiai popierinė knyga iš tikrųjų. Net nepavargsta akis, nežinau, ir šiaip daug patogiau iš tikrųjų. O kalbant apie būtent kitus blogus tinklaraščius, vietinius Lietuvos ir užsienio, ar randi kažkokios tai vertės skaitydamas ir būtent ką skaitai? Kaip čia pasakyti, dabar galvoju, ką skaitau. Iš tikrųjų, skaitau pagrindę, žiūriu tuos užsienio puslapius, kurie susiję realiai, galim sakyti, su mano darbu. Apie dizainą, technologijas ir visą kitą. Tai tiesiog kažko unikalaus ar labai gero, tai tiesiog vos neskaitai, žiūri, researchą darai, kas apie ką rašo, kaip rašo, pasiskaitai, bet nežinau, šiaip iš tikrųjų, jeigu iš užsienio, tai gal koksai mediumas būtų geriausias, bent jau aš taip galvoju, nu, nes ten visom temom yra, iš tikrųjų, tu nueini į vieną vietą ir gali susirasti, dar į searchą įvedi grinai to, ko tau reikia ir ten tikrai atrasiu kažką tokio, tai nežinau, nu, žiūrint, kuo žmogus domisi ir, nu, manau, čia labai toksai, labai platus klausimas, galima sakyti taip, tai tiesiog, o kažko neklausiu iš lietuviškų, tai aš krepšinis neatskaitau, nes man krepšinis domina tikrai 15 minučių per metų. Taip, dažniausiai straipsnį skaitau, tiesiog tu pažiūri tą grinai topiką, tą pavadinimą, kad bent jau žinotum, kas realiai vyksta ir viskas nesireikia. Tai kas vyksta šiuo metu? Dabar tai ten apie Valančiūną, ten tą visą naują kontraktą su Raptorsais ir visą kitą ten. Nu, man tokie kažkaip, nežinau, įdomu, nes apie visokius ten, kur rašo skaitmeniniai klajokliai, ten eik, man ten cirkai ir ten Toms Laurinavičius, skaitmeninis klajoklis, ten kur pasakoja 15 minučių, ten man tai ten kažkokie, jeigu žmonės girdi, tai naikit, įveskit 15minučių.lt į paiešką skaitmeninis klajoklis arba Tomas Laurinavičius ir išmes tokį straipsnį, kur ten, nu, pasakoja žmogus, pasakos, kad ten keliauja, ten viskas ir surežisuotais, net nekeliauja. Na, aš jį ten žinau. Tai man. Žiūrėk, o dabar kokius žmonės seki, ar turi mėgstamiausią autorių, ar kažkokį tai būtent verslininką, ar tiesiog krepšininką, kuris tave labai stipriai įkvėpia, ar daro kažkokią įtaką, būtent, galbūt netiesiogiai tavo darbui, tavo rašymui, bet gal tiesiog keičia mąstyseną arba įkvėpia keistis ir taip toliau. Net nežinau iš tikrųjų. Na ką tokius seki Facebook'e? Facebook'e tai Gary Vee, kaip ir dauguma tikriausiai, tas pats Simon Sinekas, Tim Ferriss, nesu aš labai didelis, tarkim, jų fanas, bet tai yra žmonės, į kuriuos norėčiau realiai ateity lygiuotis, galim sakyti taip, aišku, tas Guy Kawasaki, dabar tokia, žinai, čia kaip pregavai su klausimu. Jo, bet tai tarkim, nebūtinai iš verslo pasaulio, gali būti, ta prasme, ne, nu, ką tai, iš lietuvių aišku, seki, ką seki iš muzikantų ar kažkam, vis tiek jie dažniausiai nesidalina vien tik, išleidom naują albumą. Ne, tai jo, tai nežinau, patinka ten Rapperis The Game, 50 Centą seku, Floyd Money Mayweather seku, nu tiesiog nežinau, patinka man. Ko patinka jie? Pasižiūrėti, nežinau, kaip tiesiog gal patinka žiūrėti, kaip jie gyvena, gal tiesiog, žinai, seki tuos, kad nežinau, gal, kad pačios svajonės gal yra kažkas tokio, žinai, nebūtinai ten tas luxury lifestyle, žinai, kaip sakoma, bet, nu tiesiog, kad jie gali sau leisti, nori pasižiūrėti, žinai, ir visą kitą.
Šiaip daug nemažai tam pačiam Instagram'e seku fitnessistų, bodybuilderių, žinai, ten Kokie mėgstamiausi? Simeon Panda gal, Ulises Junior ir daug iš tikrųjų jų yra, žinai, ir aišku, vis tiek pats geriausias tai bus Arnoldukas, kaip ir tau, manau. Jo, bet dabar tu čia labai abstrakčiai išvardinai būtent tos keletą žinomų vardų, bet gal galėtum tiesiog pamokas išvardinti, kuo jie tave, ar tarkim kažkokia asmeninė jų savybė tave įkvėpia, tarkim tas haslinimas, lietuviškai net neįsivaizduoju kaip išversti. Na čia kur? Kad stengiasi per galvą, tarkim. Lypa per galvą. Lypa per galvą ir tarkim nepasidavimas ar kažką, būtent didelis nesėkmių skaičius ir paskui didelė sėkmė, kas tave būtent įkvėpia ir gal gali kažkokią tai istoriją pasidalinti. Tikriausiai gal pasakysiu taip, kad tu žinai, kad aš repą klausau jau labai daug metų, iš tikrųjų net nežinau kiek, bet gal didžiausias toksai grinai repo įkvėpėjas reperis, tai atsiprašau, būtų 50 Centas, nu aš labai daug skaičiu apie jį, labai domėjausi ir kaip grinai jis ten lypa visiems per galvas, nuo ko pradėjo, žinai, tas pats filmas Get Rich or Die Trying, žinai, nors IMDb jis yra vertintas ten 5,6 gal kažkas tokio, bet kai pažiūriu į tą filmą, nekentėjo. Jie paveduolį pavydėjo, žinai, bet kai pažiūriu išgiliau, tai tiesiog, nežinau, ten ta visa istorija, kai grinai tu pradedi iš gatvės, žinai, nuo nieko, nuo nulio ir, žinai, tenais, nu, sakau, vienu filmu, žinai, tu tiesiog to nepamatysi, neperžiūrėsi, bet sakau, kaip aš klausai ten virš 5-6 metų apie juos, pasiskaitai, YouTube'ai pasižiūri video visokius, kaip jie kalba, žinai, ir gal sakykim, kad sakau, vienas iš tokių, žinai, kuris, tipo, niekada nepasiduok, žinai, never back down, just do it, jola, žinai, tai. Čia kaip Julius minėjo, tie pigus amerikietiški, tu gali, varyk. Jo, nesustok, tai pradžia. Tai va, čia tik 16 metai, tai tau nesiseka. Tai va, tai, nu, kažkokio tokio, nežinau, sakau, man grinai nėra ten kažkokių labai didelių verslininkų, žinai, aš nelabai iš tikrųjų jų ir istorijų labai nežinau, iš tikrųjų, kad ten būtų tipo, nuo kaip jie pradėjo ir visą kitą, sakau, man grinai, aš domiuosi tais, kas man yra įdomu, man patinka reperiai, man patinka jų istorijos, žinai, ir galima sakyti, vis tiek irgi yra verslininkai iš dalies, aišku, kad ten už jų irgi dirba nemaža komanda kažkokia, bet vis tiek, sakau, va, tokios istorijos man tikriausiai daugiausiai motivacijos priduoda. O jeigu kalbant apie būtent sėkmingą kažkokį žmogų, koks tau žmogus pirmas šauna į galvą, būtent pasaulio žmogus, nu, ta prasme, užsienio žmogus ir vienas iš lietuvių. Pats pirmas, be didesnių galvojimų. Bliamba, dabar reikia pagalvoti iš tikrųjų. Sėkmingas žmogus. Tai sėkmingas žmogus iš užsienio, tai tikriausiai būtų Richardas Bransonas. Dėl ko? Nes, galim sakyti, nebeatsimenu tiksliai jo tos ligos, tu turėtum. Disleksija, jo, bet, nu, jis toks sutrikimas, net nežinau. Jo, nu, aš nežinau iš tikrųjų. Nu, bet sakykime taip, kad sutrikimas ir turint tokį sutrikimą ir tikrai jis neblogai varo, aišku, kaip ir sakiau, jis turi komandą, kuri, žinai, daug dirba, bet, nu, vis tiek, tu priemi sprendimus ir visą kitą, žinai, tai tikriausiai taip. O lietuvis, tik aš toks galėtų būti, net nežinau, žinok. Kažkokį vieną nepasakyčiau. Koks tau lietuvis? Karalius Mindaugas? Nežinau, kas tau su sėkmingu tiesiog asocijuojas. Net jeigu ir neasocijuojas, tiesiog pirmas žmogus šaunantis galvą. Nežinau, žinok. Skaitmeninis klajūnas. Ja. Prezidentė. Ne, nu čia nesėkmingas. Nežinau, žinok. Gal man nėra tokio žmogus Lietuvoje, kuris man būtų toks, wow, žinai, kad ten tipo. Nežinau, žinok. Sorry, lietuviai. Tai gal tiesiog yra žinutė, kad ateinančiai jaunai kartai reikia tiesiog labiau pasistengti, kad jūs užaugtų būtent reperių karta, kurie įtakotų, darytų įtaką, tikriausiai reikėtų, darytų įtaką jam ir jis būtent įvardytų jūs. Tai jo, jūs tai man labai daug klausimų yra, bet nenoriu kažkaip per daug išsiplėsti. Ir kaip pasikeitė būtent tavo mąstymas, sekant tuos žmonės, skaitant tas knygas, būtent minėjai Blake'o, tikriausiai Maikowski. Net nežinau. Maisotski, man atrodo. Nu, tarkim. Bet jis yra vienas iš Toms batų įkūrėjų. Ir Toms yra būtent Shoes for Tomorrow, man atrodo, verčiasi.
ir labai man patinka jų visas tas konceptas, kad jie vieną porą batų duoda nemokamai žmonėms, kuriems tų batų reikia. Ir ten buvo labai daug įvairiausių žinučių, bet kokios būtent tau pačios svarbiausios idėjos išliko iš tos knygos, kurias pats pritaikai būtent gyvenime ir kurios pamatai, kad tikrai duoda rezultatų ir keičia tavo gyvenimą. Nu, aš pasakysiu, kad man grinai iš Bleiko istorijos, galim sakyti taip, ten, jeigu kažkam bus labai įdomu, tai tikrai galės pasiskaityti, ganėtinai jį trumpa ir aiškiai, gal netgi jau podcast'o užrašus mėsim, bet man gal didžiausią įspūdį paliko taip, kaip jie padarė, kaip pasakyti, donation tokį, nu, pasakysiu taip negražiai, aukojimą ir verslą tą du viename, galim sakyti taip. Nu, tiesiog, kad jie uždirba pinigus ir jie daro gerą kitiems. Tai gal man tas tikrai labai paliko didelį įspūdį, kad tu gali užsidirbti pinigų ir darydamas gerą kitiems, ne taip kaip pas mus Lietuvoje, žinai, svarbu pinigai, žinai, ir nesvarbu realiai. Jevrai. Jo, ir nesvarbu, kaip nežinau, nesvarbu, kas bus po to, tipo kitiems, ten, tarkim, ar kažkas, ar ten, ir visa kita, tai tikriausiai kažkas tokio. Nu ir šiaip, sakau, irgi tai pasiskaičius tą knygą, tenais tų pasakojimų yra, žinai, tai tiesiog kaip žmonės grinai pradėjo, kaip kurios išmetė iš darbo, kurie tikėjo savo idėjom ir judėjo į priekį. Tai kaip suprantu, jauti kažkokią tai atsakomybę socialinę? Nes galvoja apie aukojimą, galvoja apie būtent davimą žmonėms, kurie gal tiesiog neturėjo galimybių nusipelnyti to, ką kiti turi, ir gal gali kažką išsiplėsti apie tai labiau, nes kiek atsimenu, man pasakai, kai tik grįžau iš Azijos, istorija, kad kažkam sugedo automobilis, visi žiūrėjo, tu nuėjai paklausti, kas atsitiko ir padėjai nustumti mašiną. Na, žinai, ką čia girti. Ne, nu, aš labai iš tikrųjų, čia gal toks off-topikas bus biški, bet aš labai iš tikrųjų tikiu karmos taškais ir stengiuosi padėti iš tikrųjų, kai galiu tenais, tai va čia ta istorija pasigirsi, žinai, kad ten žmogus sugedo automobilis viduje sankryžos prie pat namų, kur seniau gyvenau, ir turėjau paklausti, gal reikia pagalbos, bet jis buvo su negaliais, negalėjom girdėti, ir aš su savo ženklų kalbu, mes puikiai susišnekėjom ir aš jam padėjau. Tai va, tai aš iš tikrųjų labai tikiu tais vadinamaisiais karmos taškais. Tai aš manau, kad jeigu tu padėsi kitiems, kažkada kažkas padės tau. Tai, o kaip sakai, čia aš esu labai taip atsakingai žiūriu, iš tikrųjų, tai pas mane kol kas nėra galimybės, tarkim, kitaip padėti kažkaip žmonėm, tai manau, kad mūsų šis šou, vadinkime jį šou. Čia apie ką? Apie podcastą.lt. Podcastas.lt tai yra šou. Tai kažkokie, galima sakyti, duoklė žmonėms iš tikrųjų yra. Nu bent jau aš taip, nu vis tiek žmonės, manau, kad išgirsta kažką naują, apart mūsų tų blevizgų, žinai, bet vis tiek išgirsta kažką naujo, išmoks, nežinau, gal kažkokių... Klausia klausimų netgi. Ačiū jums už tai. Nežinau, jiems padeda vystyti savo tuos habits, kaip čia dabar lietuviškai. Įpročius. Jo, kaip gal pradeda ugdyti įpročius kažkokius ir visą kitą, nežinau, gal... Nes, nu, aš manau, kad tai veikia, nes mes su Tomu susilaukime žinučių Facebook'e, žmonės užduoda klausimus ir tikrai ne visiems išeina atsakyti, bet kai užduoda tokį, nežinau, paprastesnį vieną klausimą, o ne 10 sudėtingų, žinai, tai, kaip aš prieš tai sakiau, laikas iš tikrųjų labai ribotas visur iš tikrųjų yra, nežinau, gal čia tik pas mus taip viskas, tas laikas greitai bėga, bet nežinau. Kai bėga metai. Va, būtent, va, paskui paklausysime tos dainos, jau užrašus įdėsiu. ir manau, kad podcastas yra čia viena iš mūsų tų duoklių. Giving back. Sutinkiu Tomu su manim. Jo, visiškai sutinku, ir ta prasme, mano intencija tai vien tik tais, kad kažkokią tai idėją paskleisti, ar būtent kažkokį judėjimą, nes... Jo, movementą, būtent movementą su Wilgaja, kad man tikrai padarė didelį įtaką kiti užsienio podcastai, ir Lietuvoje neturime visų pirma tiek daug žmonių, kad kiltų tiek daug visiems idėjų, ir visų kita turime labai jauną šalį ir kol kas tik tai augančią ekonomiką, todėl neturime tiek daug žmonių darančių tai, ką jie nori. Ir manau tiesiog, kad podcastas yra vienas iš būdų
skleisti tas žinias, skleisti tas gerasias idėjas ir skleisti tą socialinę atsakomybę, kad mes esame atsakingi ne tik už savo būtent tą gerbuvį, bet būtent tu padėsi vienam žmogui, tas žmogus padės kitam, tas trečias padės trečiam ir tada, žiūrėk, ratas jau baigėsi ir tada kažkas padeda tau iš niekur nieko. Ir tada būna winner circle. Jo, winner circle. Nugalėtojų ratas. Gal gali papasakot, nes aš kai buvau Klaipėdai, čia prieš kažkiek tai laiko mačiau kažką tai paskelbį būtent savo Facebook'o sienoje apie čempionų laimėtojų ratą. Kas tai? Jo, tai ten buvo postas, kuris surinko 34 laikus. 34, tai čia sakyčiau, tau yra labai mažas skaičius. Jo, tai Ar pripratote prie tokių mažų skaičių? Ne, man buvo šokas. Ne, jeigu rimtai, tai tiesiog buvo labai, nežinau, labai motyvuota diena, susitikau su keletą draugių ir pakalbėjom tiesiog tokiom temom, žinot, kur vieni kitiems pavydi ir visa kita, jeigu mes... Man tokia intencija buvo, vos ne, jeigu mes vieni kitiem padėsim judėti prieki, vieni kitiem tiesiog padėsim, motyvuosim, skatinsim, tai tiesiog visi gyvensim daug laimingiau, būsim labiau pasiturintis ir nežinau, tiesiog būsim laimingesni žmonės. Tikriausiai šitas dalykas yra svarbiausias, kad būtume laimingi, o ne kad kiek pinigų turėtume. Nors, žinai, verkt geriau ant Ferrari, negu ant dviračio. Klausyk, tau visą laiką buvo, kad tu matai blogą dalyką arba tau žiauriai nesiseka, visiems sekasi, o tau ne, tu sergi, tarkim, tau nėra sveikatos, tau nesipildo idėjas, žmonės tavęs nemėgsta, iš tavęs juokiasi, tyčiasi, taip toliau, bet vis tiek įžvelgi gerą. Ar visą laiką tai buvo, ar čia pasikeitė kažkurio momentu? Ne, pas mane. Nes jeigu tau labai nesiseka, tai aš nemanau, kad tu labai nori ten šipsoti, žinai, ir visiems sakyti, jo, aš čia tau padėsiu, čia taip toliau. Aš nebandau niekada daryti tokį įvaizdžią, kad aš esu kažkoks kitoks, jeigu mane atsiprašant, kas nors labai nervuoja. tai aš ir tikrai... Atsiprašant, tai čia už ką atsiprašant? Žodį nervuoja. Okay. Tai aš tikrai nerodau to, kad, čia aš vis tiek laimingas ir visą kitą, žinai. Iš visko aš manau, kad labai daugumoje dalykų yra tiesiog branda ta pati, žinai. Aš nesakau, kad aš pats niekam nepavydėdavau, kad kažko nedarydavau, kažko nežinau, engdavau, dar kažką darydavau. Tiesiog iš visko reikia išaukti, turi tą suprasti. Realiai negalim dabar piktinti žmonių, kuriems, tarkim, yra daugiau metų negu mums, bet jie dar realiai daro tą, tiesiog gal pas juos branda neatėjus. Bent jau aš manau, aš iš viso labai daug dalykų pats, kuo tampu vyresnis, kuo senesnis tampu, žinai, tai daug dalykų. Seno žmogaus žodžiai. Jo, ir kuo tampu vyresnis, tai tuo dažniau kažkaip viską pradedu suvokti, žinai, kartais tikrai reikia laiko, kad ateitų supratimas. Tu manai, čia tik tais metuose aš būsiu užsidaręs daržinėje, praeis 30 metų ir aš tapsiu brandus ir protingas ir viską suprasiu? Ne, tai aš nesakau, kad viskas yra metas, bet branda kažkada turi ateiti. Aišku, jeigu ten būsiu urvynis, tai... Bet aš manau, kad tau būtent padarė didelį įtaką būtent su kokiais žmonėm tu buvai, kokias veiklas veikiai, žaidai krepšinį ilgai, sportų užsiminėjai, keliavai, kas būtent įtakoja, nes, kaip pats sakai, gali kartais ta branda ir neateiti. Aš manau, labai geras yra pasakymas, kad tu esi tavo 5 draugų vidurkis. Sakoma, kažkaip taip yra, jo. Tai kokie tavo artimiausi 5 draugai yra, tarkim, aplink tave, galim sakyti taip, tai tu jų vidurkis esi. Tai aš manau, kad bent jau man dabar labai didelį įtaką daro žmonių nerūšiavimas, bet atsirinkimas iš tikrųjų. Tai čia kalbėjai būtent apie tuos negatyvus, kad juos reikėtų šiek tiek apmažinti. Jo, ir negatyvus, ir žmonės tiesiog, kurie būna, žinai, kaip būna geras žmogus, bet, tiesiog... Jis tavęs netobulina. Jo, netobulina ir jis pats asmeniškai nejuda į priekį iš tikrųjų, tai žinai... Kas kartais būna labai skaudu iš tikrųjų. Jo, tai aš nesakau, kad jis turi, žinai, ten geriausią draugę, žinai, tenais nustumti ir visą kitą, bet turit bandyti jiems padėti, judėti prieki. Bet jeigu taip tęsiasi, nežinau, labai ilgą laiką, tai aš nesakau, kad aš atsirašiau žmonės, bet tiesiog, nežinau, tas pasirinkimas, su kuo bendrauti, motyvuoti draugus, draugai motyvuoja tave, žinai, ir man tai atrodo, kad žmonės aplink tave yra pats svarbiausias dalykas. Iš tikrųjų, labai sutinku ir aš, kai tik išvažiavau būtent studijuoti į Daniją, labai pasikeitė man būtent aplinkinių ratas pradžiai, paskui kai kurie tapo būtent draugais, paskui išvykau į Londoną, vėl pasikeitė būtent aplinkiniai ir būtent keliaujant aplink pasaulį turėdami labai daug būtent tų bendrų kažkokių tai aplinkinių žmonių ir man tikrai
aš tikrai pastebėjau asmeniškai tą pokytį, kokį daro būtent tie kiti žmonės su savo idėjom, su savo veiklom, su savo pokalbiais, kaip tu su jais susijungi, nereikėtų sakyti. Susijungi, nes supras žmonės. Susijungi su tai žmonėm, būtent kalbėdamas būtent kažkiam tai asmeniniam temui ar kažkiam tai labiau, žinai, tom temam, kurios gali užgauti tą žmogų, kai jie atsiveria, tu tuomet supranti, kad nesvarbu, iš kur žmogus yra, tu su juo tikrai gali turėti labai įdomių pokalbių, kurie tikrai tave išmokytų ir pakeistų tavo mąstyseną, kad tu tikrai neturėtum sėdėti vietoje ir galėtum padėti ne vienam ir ne 3 ir ne 10 žmonių. Tai jūs tai kokie būtų tavo įdomiausi žmonės sutikti per keliones, nes keliauji jau gan ilgą laiką, apkeliavom aplink pasaulį ir gal įsiminė kažkokie tai žmonės, ar tiesiog valytoja kažkurie, kur pasakė keletą žodžių, ar restorane, ar būtent viename iš bendradarbystės centrų sutiktų žmonių. Geras klausimas. Iš tikrųjų, visus žmonės, kurie sutikom, tai tikrai buvo labai įdomus, nes sutikome daug iš kitos kultūros žmonių ir visa kita, bet motyvuojančių buvo daug iš tikrųjų. Tie patys, tas pats bent jau mane motyvavo, mes kaip Los Andžele buvom, Amber su Luku, tai irgi realiai menininkai, tapytojai, gal reikėtų sakyti taip, ne? Ir čia tikriausiai būtų modernizmas, ne kažkoks ant meno atraiška. Tikriausiai. Ir jie mane irgi taip, ganėtinai galim sakyti, motyvavo, nes vis tiek... Gal trumpai istorija, kai mes su jais susipažinom, kas jie tokie, iš kur atvažiavo ir apie ką jūs kalbėjot, kad būtent tavęs kai motyvavo. Tai su Tomu mes iš Vietnamo skrydom į Los Andželą, neturėjom kur gyventi ir mes susiradom juos per Airbnb platformą, apsigyvenom pas juos 3 savaitėm, o jie buvo į Los Andželę atvykę iš Bostono, jeigu neklystu, ir tiesiog jie menininkai ir man visai patiko, kad jie realiai atvažiavo iš kito Amerikos galo, Los Andželą, ten kur, galima sakyti, rinka jiems buvo patrauklesnė ir patys susirado darbus, žinai, kad ir, bent jau man atrodo, kad ta meno sritis ganėtinai sudėtinga yra, žinai, ir jie ten, nežinau, galerijos tikriausiai savo dar neatsidarė, bet ganėtinai neblogai judėjo, per tas 3 savaitės irgi tą mes matėm kaip ir tapė ir visa kita, tai sakau, mane taip ganėtinai nebuvo tas, kur ten huge motivation, bet tikrai motivavo ganėtinai neblogai iš tikrųjų. Tai tave kaip tokį meno žmogų patraukė link meno labiau ar ne? Jo, aš dabar menininkas esu. Matau čia su marškinėliais gana meniškais Picasso čia, taip? Jo, čia Picasso. Jo, ir čia, o čia ant rankos vakarės pas mane, tai čia Silvijos, man tatų meistrės menas. Linkėjimai Silvijai, jeigu klauso. Jo. Aš ateisiu. Ir Picasso. Jo. Silvija, aš ateisiu neužilgai iš tikrųjų, tikiuosi mama čia negirdi. Aišku, super, o jūs tai klausyk, kaip tave įkvėpia būtent susitikimai su investuotojais, nes čia jau kaip ir kitas laiptelis, čia užbėgu šiek tiek už akių, bet dalyvavome vienoje iš konferencijų, WordCamp'e ir esame susitikę Lietuvoje su investuotojais, tai kokios būtent patirtis kalbant su žmonėmis, kurie yra jau keletą laiptelį aukščiau būtent karjeros atžvilgių. Kokios patirtis, ar labai džiūdavo burna, ar labai būdavo, kad užsikirsdavo žodžiai? Kartais atrodydavo, kad jie apie tavo kūrimą produktą žino daugiau negu tu ir jie ir labiau pasiruošę. Bet, kaip ir tu sakai, Tomai, kad ten yra tikrai aukštelis aukščiau. Jo, ne laiptelis aukščiau, bet aukštelis aukščiau. Ir tikrai ten, nekados, bent jau man neteko sudurti su investuotojai, kuris, grinai, nežinau, atrodo, kad jie išmano visas rinkas, apie viską, žinai, taip, ne per daugiausiai, bet, tikrai nėra ten, žinai, kaip sako, iš medžių iškrytęs apie tą arba apie tą, žinai, tai šiaip nežinau, labai taip tėškia tau į veidą visą realybę, nes kaip mums buvo su mūsų startuoliu, mes galvom, čia biški dar padirbsim, čia pinigėlį pradės, jei susitinki su investuotojais, kas pasako, nepradės. Tai va, kažkoks toks kitoks experiences. Tai ką būtent išmokai
išmokai labiau kritiką priimti, ar išmokai aiškiau pasiruošti būtent pokalbiams, ar Nu, kokie pagrindiniai Tai būtent? gal išmokau tą dalyką, kad nereikia į viską žiūrėti tiek excited, nu, kaip pasakyti, čia susijaudinęs jau, nes aš nesakau, kad aš esu hateris, bet man po visokių tokių susitikimų nelabai patinka tie, žinau, kur būna startuoliai over excited, kur kokį mėnesį kūrė kokį startuolį ir čia, oi, čia startuolis, čia tokia, nu, tu tomai žinai, ten. Game changeriai. Jo, tipo, kurių atrodo, kad čia jau milijoninis startuolis ir visa kita, nu, viską kažkaip pradėjau labai realiai žiūrėti iš tikrųjų ir, nu, nežinau, nebepakylu tiek virš žemės, žinai, kaip ten būdavo, seniau, čia va padarysim, čia tas, čia gausim bendradarbiavimą, čia pradės pinigai eiti, čia investavimas, niekas taip lengvai neateina iš tikrųjų. Tai va, tai gal tiesiog galim sakyti, kad nežinau, padėjo viską lengviau suvokti ir kad nėra viskas taip lengva ir lengvai pasiekiama. Tai būtent čia užsiminėm apie išžengimą iš komforto zonos, keliavimą ir būtent kalbėjimą su investuotojais, kūrimą kažkokių tai produktų, gavimą įvairiausios, kaip čia išreikšti, būtent, kad feedbacko, įvairiausios nenuomonės. O atsakymą, kažkas įvertinimo, tarkim, daug kažkokių tai neigiamų emocijų ir taip toliau. Ir vakar buvome Uno parke ir būtent buvo dar vienas iš komforto zonos įžengimas, tai būtent trasos ir laisvasis kritimas, tai gal gali papasakoti apie būtent vakarykštį mūsų nuotykį ir apie praėjusius savo gyvenimo kažkokius tai nuotykius, fizinius ar kažkokius tai psichologinius, kurie tave tikrai stipriai užaugino būtent per 1-2 dienas. Vakar su draugais buvom Uno parke čia Antakalny ir buvom, nežinau, nustebę iš tikrųjų, kaip ten nėra komandiškos darnos, galima sakyti. Taip, komandiška darna. Jo, nėra to komandiškumo tarp žmonių, kurie ten dirba. Pamatėm, koks yra lievas jų experiences grinai. Bet čia fainai, iš tikrųjų nuvarykit ir čia irgi off topic, kad tokį šoksiu, bet reikia kuo daugiau daryti to kažko, kaip aš sakau, kitokio. Na, aš mėgstu tokį išsireiškimą, kad tiesiog daryti kažką tokio kitokio, nekasdieniško, ne visada filmus žiūrėti ir nežinau, ne visada varyti tūsinti ir ne visada varyti, nežinau, kažko daryti, o pasibandykit tiesiog kažkur kitur nuvaryti, tarkim, su tom pačiom baidarėm, nors jau banalu yra, visi ten siūlo, visi varo, bet vis tiek ar tarp medžių pasikarstyti, ar nežinau, ten kukurūzų labirintai, kaip būnu, nes iš kiekvieno dalyko tu pasisimi kažką naujo sužinai ir išbandai iš tikrųjų save, žinai, kaip ir aš ten vakar su draugeliu, oi, čia visus trasus eisim, juodą trasą eisim, ne, aš tos juodos trasos nemeluosiu, aš paspraut ant tas kitas. Klausyk, aš irgi būtent už tai, kad kažką daryti naujo, būtent įžengti iš tos komforto zonos, bandyti kažką kitokio, kaip tu sakai, kad pasimatytum būtent savo silpnasis, stipriasis vietas, bet kas yra, jeigu turi stiprų ego, kuris tiesiog tave žudo ir kai tu pradedi, tarkim, žaisti naują žaidimą, tarkim, niekad nežaidi šachmatais, tu pradedi žaisti, tu matai, kad tu neturi įgūdžių, tu net nesupranti, kaip tas žaidimas vyksta, nu ir realiai tu esi labai pažeidžiamas, tavo ego yra sužalotas, kadangi tu tiesiog atrodai juokingai ir tu esi visiškai nepilnavertis, tai kaip būtent kovoti su tuo. Tai čia reikėtų tikriausiai, nežinau, kaip pasakyti, per tą ego gal perlipti kažkaip, nežinau, nes, nu... Tai kaip perkeliant koją ir tada... Jo, perkeli vieną koją, paskui pasilaikai su ranka ir perkeli kitą koją. Nu, kažkaip, nežinau, reikėtų... Žinai, apie ką kalbu. Jo, aš suprantu, reikėtų kažkaip... Nežinau. Nu, nes aš erelis, ne, skiets ir dabar atvarų čia, ne, reikia ten lipti kokią tą juodą trasą. Nepalipu, ką man daryti, nes mano ego jau man žudo. Nu tai nežinau, tiesiog reikia atiduoti visą save, žinai, ir tas dalykas yra, kad apsijuokti, tai manau, kad niekam ne tai, kad nebus įdomu, bet niekas to dalyko nesureikšmins, nes dažnai galvom, kad, žinai, ai va čia kiti sureikšmina tą, na, iš tikrųjų čia taip pat kaip, irgi pasakysiu, paskutiniai kitokie pasikalbėjimai klausiau ir kaip Mindaugas Stasiulis pasakoja, kad kai tu esi, galim sakyti, vos ne celebritis, gerai žinomas, to atrodo, kad visi tave žiūri, bet iš tikrųjų, jeigu tu juos žiūri, tai jie irgi tave žiūri. Iš tikrųjų, aplinkiniai tikrai nieko nesureikšmina,
ar nežinau, ir jiems tikrai nesi toks įdomus, koks tu galvoji, kad esi. Sorry. Ja. Tai nežinau. Ne, čia trumpai įsiterpsiu, bet visą mėnesį dabar vaikščiu su plyščiais šortais, niekas nepastebėjo, visą laiką turiu pats girtis. Tiesiog ne tai, kad girtis, bet aš iškart įspėju, kad mane, žinai, nepasiruošsiu, neaptiktų ir sakytų, tau šortai suplyšę. Jo, kad per tą didelę skylę toks žirniuks neiškristų, paskui reiks aiškinti, kas ten toks. Tai realiai tikrai niekam nėra įdomu. Jo, aplamai mes, sakau, žmonės galvojam, kad čia visiems viskas labai įdomu ir visa kita. Tikrai taip nėra. Čia mes tiesiog esam per daug susireikšminę, žinai, pripratę socialinės tinkluos, nežinau, gauti daug laikų, reikštis ir visa kita, tai man atrodo, tas gaunasi, kad mes tą patį norim perteikti ir grinai tikrame gyvenime, ne vien Facebook'e ir Instagram'e, žinai. Tai... O kas tau padėjo būtent išsilaisvinti iš tų pančių, tarkime, pančiai, kurie būtent sukausto žmonės, nes jie tiesiog galvoja, kad ir ką jie padarys, tarkim, netinkama, visi juoksis, visi iš karto pastebės ir tai sugriaus jų gyvenimą. Aš manau, kad tiesiog reikia daryti ir viskas. Aš manau, kad tu darydamas kažką, ir galim sakyti, sufeilindamas, ne, tai tu neparodys, kad tu esi silpnas. Jeigu tu tą patį imsi daryti antrą kartą, tai kaip tik paliksim įspūdį to žmogus, kuris, nežinau, neišsigąsta, nepasidavėlis, nepasidavėlis, nepaluštavėlis, žinai, ir aš nežinau, aš kažko specialaus nenaudoju, žinai, ir tiek tikriausiai iš mano grinai pozicijos, būtų tiesiog bandykit, darykit ir nepavyks, darykit dar kartą, ir čia nesėkmė iš tikrųjų yra kasdienybė. Nes dienoj visą laik būna bent vienas kartas, kad tau kažkas nepavyksta. Kiaušinis prisvilo keptuvėje arba į tūliką nepataikai. Čia šitą iškirps. Jo, turiu dar paskutinį klausimą. Davai. Kaip pats minėjai, yra labai svarbus aplinkiniai, tarkim, 5 žmonės, kuriais praleidi laiką, bet aš manau, kad yra labai svarbu priklausyti kažkokiai tai bendruomeniai, tai gali būti virtuali, ar tai gali būti, ta prasme, reali, fizinė bendruomenė, su kuria tu susitinki ir leidi laiką, nes, ta prasme, jie turi viziją, jie turi kažkokias tai vertybės, tai kokiom bendruomenėm pats manai, kad tu priklausai, tarkim, ir netiesiogiai, gal tiesiog įsitrauki labai epizodiškai, arba tiesiog norėtum būti dalis kažkokios tai bendruomenės, ir kaip žmonėm rasti tas bendruomenės? Aš manau, dabar labai lengva rasti visas bendruomenės, nes yra Facebookas, tai tu realiai įvedęs raktažodį, matai, aš išmokau naujų lietuviškų žodžių. Čia keyword. Ja. Ir įvedęs raktažodį, tu tiesiog gali raktažodį. Patinka. Ir tu gali rasti realiai tas bendruomenės, o aš manau, kad norėčiau labiau priklausyti visai, ne tai, kad sveikos gyvensenos, bet, nežinau, fitneso gal grupėms kažkaip, nes sportas tau ir man tikrai labai patinka iš tikrųjų, ir gal labiau norėčiau būti tose bendruomenėse, bet tai nėra mano tas, kaip pasakyti, gyvenimo tikslas ar kažkas tokio, tai tiesiog vos ne lifestyle'as. O norėčiau iš tikrųjų, norėčiau visą gyvenimą išlaikyti. Norėtum ar nenorėtum? Nenorėčiau. Jeigu rimtai, tai norėčiau priklausyti visą gyvenimą grinai tiems laisviems žmonėms. Tiesiog, kad dirbi tą, ką mėgsti, ir daryti tą, ką mėgsti, ir, nežinau, visai būti patenkintu, ir nežinau, tas pasakymas niekam kitam nedirbti, tai ne visiškai atskleidžia, kaip žmonės sako, aš nenoriu kitam dirbti. Ta prasme, tu, kad ir dirbi savo, bet tu dirbi kitiems žmonėms, kažkokia tai jam vertė, kuri. Jo, tai tiesiog, kad norėčiau būti, nežinau, daryti tai gyvenime, visą likusį gyvenimą daryti tai, ką noriu. Manau. Tai, ką nori, ar daryti tai, kame tu esi geriausias? Ir geriausias, ką nori. Aišku. Tai ką, jūs tai super pokalbis, labai daug. Jo, jaučiuosi kaip koks pašnekovas, žinai, ir pakviečia į podcastą iš tikrųjų. Tai jūs ir buvote pakviestas į podcastą. Kaip sakė, į tavo studiją. Ne, į mano studiją, į tavo podcastą. O kur kits sėdėjais? Nežinau. Bet esmė, gan daug išmokau iš tavęs. Ir būtent kelionės metu, ir vis dar, kaip ir bebūtų keista, jeigu praleidi pusę metų su vienu žmogum, vis dar jo nepažįsti, taip gerai, kaip galėtum. Tai ačiū Justai, kad pasidalinai būtent visom knygom, visais žmonėmis, individais, individualais,
būtent tais individuals. Asmenybėmis. Asmenybėmis, būtent idėjomis ir bendruomenėmis ir tiesiog pasidalinai būtent pasakojimais, esi labai atsakingas jaunas Lietuvos patriotas, jeigu galima tai pasakyti. Jo, be abejonės. Nes matau podcastą kaip didelę atsakomybę Lietuvos jaunimui ir tikimės, kad podcastas pakeis ne vieną jūsų mąstyseną. Jūsų mąstyseną, galim taip sakyti. Na, jau pasakė. Ir ką, jūs tai norėčiau padėkoti už tavo laiką, už tavo idėjas ir susitiksime kitame podcaste. Jo, ačiū Hebra, jeigu kažkas domina, sakau, temos kažkokios kitas, visa kita, tai siūlykite. Taip, tarp kitko dabar už klausimų, ar klausimų reikėtų kirčiuoti, klausimų uždavimą dabar bus te apdovanoti, tai tiesiog laukiame jūsų klausimų ir kitas podcast epizodas jau turėtų būti kaip ir Q&A arba klausimai atsakymai. Jo, labai tikimės iš tikrųjų, kad gausime bent keletą jūsų klausimų. Nežinau, ar esame iš tikrųjų įdomus labai. Ne, čia ne tame, kad įdomus, bet... Tai neįdomus. Jo, aš gal ir neįdomus, bet esmė jūs taip pats pasakai, kad kol nepradeda daryti, tol niekas nevyksta, jo? Tai esmė yra vienas quotas, aš nežinau citatą, kaip jin verčiasi, bet if you never ask, the question is always no. Ja, jeigu niekada neklausė, atsakymas laik ne. Jo. Tai esmė, jeigu jūs turite kažkokį klausimą ir jūs tikrai norite kažko siekti, tai tiesiog pradėkite klausti. Tai nebūtent mūsų, jūs galite klausti Google, bet galite klausti ir draugų, galite klausti kitų žmonių, bet jeigu jūs turite kažkokį klausimą ir mes galime jį atsakyti, klauskite mūsų. Ja, visą laik pasistengsime atsakyti, greičiau, lėčiau, bet būtų labai smagu, kad jau kitą epizodą galėtume, nežinau, bent 5 klausimus atsakyti. Jo. Ir paskutinė žinutė, jūs tai pasakyk būtent Tu neteisus podcastui, kurio pakvietimą gavome vakar. Kitas būtent Justas ir Tomas mus pakvietė. Jo, mus pakvietė į jų podcastą, kuris vadinasi Tu neteisus. Tu neteisus, jūs galite rasti sociopatai.lt. Taip, sociopatai.lt, tai yra mūsų kolegos Justas ir Tomas, kaip bebūtų keista, pradėjo taip pat podcastą. Ir mes su jais greitai susitieksime ir tikimės turėsime greitai kažkokį tai bendrą projektėlį. Bendrą podcastėlį. Podcastėlį, epizodėlį. Jo, tai va, ačiū Hebra, kad klausėt, pastabos ir pastebėjimai, komentarai, viskas siųskit mums. Dėkui ir iki. Viso.